Šiandien esam studijoje, kalbėsim daug ir ilgai, įsitaisykite patogiai ir važiuojam. Sveiki visi, esu Audrius ir šiandien esame, kaip matote, studijoje. Pabandysim apžvelgti praėjusių metų įvykius ir kas laukia šiais metais, ką nusprendžiau, kaip darysiu ir ką galvoju. Taigi, praėję metai buvo labai tokie sunkus. Buvo daug visokių pakilimų ir nuopuolių ir, žinoma, išvengti kažkokių klaidų ir blogų dalykų nepavyko. Ir apie tai norėčiau pakalbėti šiandien. Taigi, pirmiausia, sausio 1 dieną, praėjusiais metais, 2023 metais, sutikau darbe. Tuo metu dar dirbau ir statybose, ir Foodorui, išvežiau maistą, kadangi statybose buvo nedarbo diena, tai dirbau maisto išvežiojimą. Pradėjau 10 val. Ryto ar 9 netgi ir galvojau, kad bus labai daug užsakymų, bet iki 1 valandos nebuvo nei vieno užsakymo. Ir prasidėjau visą laiką mašinai, 3 valandas, kai tik prasidėjau, pirmas užsakymas atėjo berods 2:30 ir paskui po 1 valandos prasidėjo, pasipylė viskas taip, kad buvo labai taip įdomiai. Per tas 3,5 ar 4 valandas uždirbau, ko gero, rekordinį skaičių ir niekada tiek nebuvo pavykę uždirbti, kadangi buvo labai daug arbatpinigių ir visa kita. Taigi, tada po kelių dienų jau atsidarė statybos, galima buvo dirbti ir artėjo mano gimtadienis, kuris yra sausio 7 dieną ir svėriau labai daug tuo metu, virš 120, man atrodo, buvo sausio 1 dieną. Ir labai kelius skaudėjo, labai prasta sveikata buvo, vos paeidavau, dirbom 5 aukšte, stogą darėm ir realiai vos užlipau į ten. Ir gimtadienio progą nusprendžiau, kad man pakaks statybų ir geriau einu į maisto išvežiojimą ir bandysiu daryti ten kažką. Turėjau mašiną, gan šiaip neblogą, Mercedes CLK, galvojau dirbsiu ir viskas bus gerai, bet sausio 13 berods ar 14 dieną labai didelis snygis buvo ir užvažiavau ant bordiūro, o ten buvo toks strypas. Nemačiau, kad ten yra jisai ir nuplėšiau visą bamperį. Tai kelias dienas teko nedirbti. Buvo penktadienio vakaras ir kol atsidarė visos parduotuvės, turėjau laukti pirmadienio, tai susitvarkiau po kelių dienų, vėl pradėjau dirbti. Išėjęs iš statybų, dirbau tik tai išvežiojimą, sveikata pradėjo tvarkytis, plus dar suradau pačią tikriausią nuostabiausią pasaulyje fizioterapeutę, kuri yra profesionali rankininkė, man jinai sudarė treniruočių planą, papasakojo, kaip tvarkytis, kaip darytis. Mitybos planą turėjau iš Puliukevičiaus ir pradėjau tikrai situaciją gerėti, kas liečia sveikatos būklę. Ir tai pradirbau iki balandžio mėnesio, aišku, buvo sunku, mašina vis gesdavo tai amortizatorius, tai dar kažkas, tai guoliai, tai buvo technikinė į pabaigą, tai turėjau pasikeisti ir, žodžiu, buvo visai neblogai, bet kažkodėl pradėjo skrandis skaudėti ir tiesiog mano ta fizioterapeutė irgi baigėsi jai kontraktas šitoj komandai ir jinai išvažiavo į savo tą miestą kažkur ten į Stavangerio ten. Ir žodžiu,
taip ir nusprendžiau, kad gana man tų maisto išvežiojimų, nes ant mašinos išleidau visas savo santaupas, viską, ką turėjau, ir skrandis skaudėjo, ir dar pasižiūrėjau, kad pasas baigėsi pas mane, tai nusprendžiau, kad reikia padaryti pertrauką. Pardaviau mašiną, grįžau į Lietuvą savaitę, dar 2 ten savaitėm, ir pasidariau pasą. Į Lietuvą grįžau po 5 metų ir labai nustebau, iš tikrųjų, Lietuva ir pasikeitus, ir nepasikeitus, nes kažkaip lyg ir tas pats, bet ne tas pats. Kažkaip žmonės visiškai susvetimėja, nėra to šilumos, nėra to viso draugiškumo, gėrio. Aišku, ten aš buvau su savo pažįstamais, su kuriais dar iki šiol bendravau, ir buvo visai neblogas tas susitikimas, mielas toks po daugelio metų, ir buvo gan smagu. Grįžau gegužės mėnesį, galvojau, biškį pasigydysiu tą skrandį, pradėsiu judėti, sportuoti, pabėgios biškį ir atsigaus, ir tada matysi. Taigi va, ir žiūrėjau, kad jau pinigai pabaiga, kad nereiktų laukti, galvoti kažko, tai realiai paėmiau ir grįžau į statybas po 5 mėnesių pertraukos į tą pačią įmonę, į tą pačią vietą. Pradirbau kiek aš 3 mėnesius, labai gerą objektą pataikiau, geri užsakovai buvo, visa kita, ir dirbau, viskas buvo gerai, kol vieną dieną vėl nepradėjo skaudėti stipriai skrandžio. Pasiėmiau 3 dienas išeiginių ir lyg ir praėjo. Tada atėjo po 2 savaičių gerų atostogos, praleidau fainą atostogas, labai daug pakeliavom, pamačiau labai daug Norvegijos, buvau Trolio liežuvį, kas yra įspūdingas dalykas, ir labai patiko, ir norėčiau visiems rekomenduoti aplankyti Trolio liežuvį, įstrigus akmenį, tas, kur vadinasi Kjeragboll, ten, ar kaip čia teisingai, ir įspūdžių labai daug, ir pamačiau, ir išsimaudžiau jūroje, pagaliau kažko po 10 metų. Jo, pirmą kartą pirmą kartą maudžiuosi jūroje po pirties žiemą. Jo, iššokau po pirties žiemą. Ir tiek, tai vat. Po atostogų grįžau, porą dienų padirbau statybos, ir taip skrandį suskaudo, kad nusprendžiau eiti pas daktarus, ir davė man ilgą biuletenį mėnesiui, kad padaryti tyrimus. Tyrė nuo gastrito, bet nepasitvirtino. Davė kažkokių tablečių, ten pradėjo tik blogiau daryti visą pusę. Sąnauris atrodė, kad nežinau, kad plešia kažkas. Net rankos negalėjau ir kairės kojas valdyti. Taip gulėjau praktiškai leisgyvis. Ir nusprendžiau išmesti tas tabletės, paskui, kai nuėjau pas daktarą, tai sakė, kad čia labai didelis šalutinis poveikis man ir tas būna, ir nutraukė man tas tabletės, nors aš jų ir negėriau. Ir pradėjo gerėti. Tai dabar jau įtarė lyg ir vėžį, bet man atrodo, kad čia gal šiaip tik tai apsidraudžia, nes čia labai panašu, gal yra ten kažkokia išvarža ar dar kažkas, o gal ir vėžys kažkokia stadija, nežinau, bet tiesiog nesku savo galvos ir negalvoju, kas bus, kai bus, ir buvo, jeigu ir yra, tai vis tiek, jeigu yra vėžys, tai vis tiek tuos pačius dalykus reikia pasidaryti, vis tiek reikės pasveikti, vis tiek reikės pereiti, vis tiek tą skrandį reikia išsigydyti, kad praeitų tie skausmai, nes, nemalonu iš tikrųjų tiek mėnesių, greitai 5 mėnesių biuletenį ir nežinau, nei diagnozės, nei kažkokių nuskausminamų galių, nes neaišku, kas yra ir taip toliau ir panašiai. Taigi va,
tiek apie praėjusius metus, galbūt dar ką norėčiau pasakyti, kad nusipirkau šiek tiek kursų, baigiau Monikos Ra kursus apie Instagramerį, uždariau visas tas parduotuvės, kurias turėjau internetinės, nes jos nenešė jokio pelno ir nusprendžiau, kad matyt kažką darau blogai ir tiesiog reikia padaryti pertrauką, permastyti, pasigalvoti, ką reikia daryti ir tiesiog jeigu veikla neneša pelno, tai matyt ne ta veikla, kurią turėčiau tęsti. Aišku, man patinka tas dalykas, patiko viskas gerai, bet tiesiog tai neneša nieko, nėra jokio rezultato, vis tiek norisi rezultato, kad ir bent jau išlaikytų pati save. Aišku, pati savo įmonė išsilaikydavo, bet tik tiek. Per metus uždirbdavai tiek, kiek išleisdavai. Tai vadinasi, nėra verslas, daugiau gal hobi toks. Tai va, nusprendžiau viską uždaryti. Prieš naujus metus išleidau video, kad galbūt tai yra paskutinis video. Bet permašiau, pagalvojau, kad reikia kažką daryti ir reikia daryti rimtai. Nes vis tiek tos patirties per daug metų, per tuos 8 metus, kai darau papuošalus, ne 8, 7 šiais metais, bus sausio 19, bus 7 metai, kai įkūriau įmonę ir bandžiau kažką daryti ir greičiausia tik tai kaupiau patirtį, nes patirties tai yra labai toks dalykas, kad be patirties nieko nepadarysi ir pradėjau domėtis apskritai, kas yra verslas, kas yra papuošalai, nes tada kažkada atrodė, kad tai yra labai paprasta, kadangi buvau neblogas pardavėjas, visi sakė, kad turiu labai gerą iškalbą, nors nieko aš čia neturiu tos iškalbos. Tiesiog mėgstu pašnekėti, nes gyvenu vienas, esu vienas, tai neturiu su ko pasišnekėti, tai pašneku į kamerą ir gerai. Tai va. Ir galvoju, kad kadangi turiu tą YouTube kanalą, turiu kažkiek patirties, noro ir visą kitą, tai nusprendžiau daryti, kad darysiu galbūt dažniau, ne dažniau, bet mažiau, bet ilgesnius video, kad būtų informatyvu, ką darau, kaip elgiuosi, kas vyksta, nes įrašyti video tam, kad įrašyti nesinori. Aš tą ir dariau, kartais būdavo, kad įrašai, bilė kažką, tai pašneki, paskui pasižiūri, nors įmeti ir nėra nieko, kas patinka, bet įdedi tik tai tam, kad įdėti. Ir žiūriu, kad iš tikrųjų, kad kur įdedu širdį, kur pasiruošiu, tai peržiūrų tikrai yra, o kur šiaip, va taip, teplep, tai tos peržiūros labai prastas, nėra komentarų, nėra laikų, nieko, tai bet ką, šiais metais pradėsiu daryti iš tikrųjų video, kuris vadinsis verslas Norvegija, internetinė parduotuvė. Nes iš tikrųjų pasidariau internetinę parduotuvę, pasižiūrėjau ilgą laiką sirgdamas, kaip atrodo geriausias pasaulio parduotuvės, kokie yra topai, kokios yra tendencijos ir pasidariau panašiai, kas ten yra. Galbūt ten nėra aukščiausio lygio, galbūt rasi prie ko prisikabinti ir dėl ko rasti priežasčių, kodėl neperka, kas negerai ir kas gerai ir kas yra. Bet tiesiog norėčiau pradėti, ta prasme, naudoti visus savo įgūdžius, visą kitą ir įdėti į ten. Ir tuo pačiu parodyti viską jums, kas vyksta, papasakoti plačiai, kaip viskas vyksta, kodėl viskas vyksta, kas yra papuošalų verslas. Aš darysiu su papuošalais. Pirmiausia, tai pasižiūrėjus, netgi įvedus į tą dirbtinį intelektą,
papuošalų verslas yra rašoma, kad tai yra vienas iš sunkiausių verslų. Ir tai yra tiesa, nes labai sunku rasti tiekėjus, nes niekas nenori su tam dirbti nuo pradžio arba prašo, kad tu nupirktum papuošalų daug. Italai prašo pradinė suma 50-60 tūkstančių eurų, kai kurie 100 tūkstančių eurų. Kai kurie nori dirbti, bet nori, kad pas tave mėnesio apyvarta būtų apie 100 tūkstančių eurų, tada jie tau duoda papuošalus, tu moki tik tai už parduotas prekes, bet turi įrodyti, kad tu esi krūtas, geras ir visa kita. Taigi va, šių metų planas toks, kurti video, rodyti verslą, kaip aš ką darau, ką turiu jau, ką atsivežiau, plačiau apie prekes, kaip viskas vyksta, kaip viskas daroma. Iki šiol daugiausia mano pardavimai visi buvo per tuos marketplaces vadinamus, per Facebook Marketplace. Norvegijoje yra populiarus tas Fineno puslapis, tai mano prekyba vykdavo dažniausiai ten. Per internetinės parduotuvės buvo tų pardavimų, bet į metus parduodavau gal už 300 eurų, tai ten, bet sumokėdavau apie 600 eurų vien už tą parduotuvę metinį mokestį. Taigi va, ir papasakosiu plačiau kituose video, kaip yra daroma internetinė parduotuvė, nuo ko pradėti, kas įeina, kiek kainuoja, kaip tie papuošalai, ką esu pasidaręs, ką esu parsivežęs. Galbūt darysiu daugiau čia, šitoj studijoje, ši studija yra nemokama, tik tai reikia užsakyti laiką iš anksto, nes čia yra kaip ir valstybės remiama tokia, kad kuo daugiau žmonių domėtųsi, kad kuo daugiau kurtų, kad visa kita. Čia yra visi mikrofonai paruošti, yra ausinės, čia gali daryti podcastus, gali pasijungti televizorių, apšvietimas, visa kita, čia viskas yra, ko nori. Bet aš turiu savo, tai nenaudoju jų, nes čia dar reikia tada pasirašyti papildomai visokių nesąmonių, visokių ten kursus praeiti, ten instrukcijas, visa kita, plus aš nemoku visko pasijungti, tai man užtenka mano, ką aš turiu ir viskas yra gerai. Man tiek pakanka iš tikrųjų. Tai va, ir labai norėčiau išaugti ir YouTube, ir Instagrame, ir dabar norėčiau tikrai daryti turinį, kuris yra į temą. Ta prasme, nusprendžiau daryti savo nišą. Iš pradžių daug video buvau, kad ten galvojau motyvacinius kažkokius, nes buvau kursuose, kur Alex Monaco, kaip jis ten veda, galvojau kažką panašaus daryti, bet gal nereikia, gal tada vakar naktį nemiegojau, iš tikrųjų, esu neišsimiegojęs, baisiausiai miegojau gal kokias 3 valandas, dar atsimenu, po 3:40 dar nemiegojau, dar telefoną sklaidžiau ir kėliausi po 7:40, kada aš ten užmigau, kas ten, kaip ten ką, neatsimenu, tiesiog nulūžau kažkada ir atsikėliau po kelių valandų ir tiek. Taigi galvoju, darysiu tokį kaip ir šou, verslas Norvegijoje, kadangi žiūriu vieną tokį laidą, YouTube kanalą, kur 2 draugai susimetė po kažkiek tai pinigų, ten po 2500 eurų ir daro verslą. Jie pradėjo daryti ne papuošalus, jie pradėjo daryti drabužių verslą. Kadangi tai yra labai panašu, aišku, niša šiek tiek kitokia, tai galvoju, padarysiu ir aš tokį šou. Norėsiu aplankyti kelis verslininkus nuo Bergene esančius, kurie turi čia verslus, pakalbinti, kaip jiems sekasi, parodyti tokius žmonės, kurie tikrai yra įdomus, kurie daug pasiekia savo srity, savo versle
galbūt pareklamuoti juos, aišku, čia galbūt ta reklama skamba kažkaip biškai juokingai, nes kol kas ten nei tų sekėjų daug turiu, nei kažkas tai peržiūrų, tokių yra daug, bet tikiuosi auksiu ir noriu daryti ilgesnės laidas, ne po 10-15 minučių, o apie valandą, pusantros, 2, aišku, sumontuoti užtrunka daug, bet šį video darysiu be pertraukų greičiausia. Kaip gausis, nežinau, dabar tik tai kažkiek čia laiko praėjo, nematau, nes kamera toliau stovi, bet matau, kad kuo daugiau kalbu, kuo daugiau pasakoju, tuo, man atrodo, tikrai bus įdomu žmonėm pamatyti, kas yra verslas, papuošalų verslas iš vidaus, nes iki šiol aš galvoju, kad aš dariau hobį ir tas hobį buvo toks, kad galvojau, kad viskas čia bus gerai, kad patirtis prekyboje nuo vaikystės, nuo mažens padės ir internetiniai prekyboje, bet internetiniai prekyboje ir, sakykime, kas būdavo turguose ir dar kažkur kitur, kas vykdavo, labai skiriasi ir labai trūko tų žinių ir labai trūksta iki šiol ir galbūt pavyks prikalbinti Moniką Ra, padėti išaukti Instagrame, asmeniniam verslo ir žiūrėti, kas gaunasi. Taip pat aukti YouTube, nes vis tiek norisi daryti kažką, tai nestovėti vietoje, norisi aukti, norisi matyti rezultatus. Mano video, kur būdavo kanale, daug kas galbūt ir žiūrėjote, buvo labai tokie nekokybiški. Iš pradžių aš darydavau su iPhone'u, paskui įsigijau profesionalų šitą fotoaparatą. Tada trūko linzės, nusipirkau linzę, tada trūko mikrofono, dabar viską turiu. Dabar yra ir apšvietimas geras, ir studijos galimybės, ir išsinuomoti studiją visai dienai ir visa kita. Dabar noriu daryti jums kokybišką turinį, pasakoti plačiau, kas vyksta, nustoti rodyti savo gyvenimą, koks aš ten esu, kaip aš ten galiu motyvuoti, nors pats neturiu tos daug motyvacijos, bet noriu rodyti, kaip iš tikrųjų viskas vyksta, nuo ko pradėti, kas yra verslas, kaip pradėti, kokie leidimai reikalingi, kaip reikalingi, skirtumai tarp Lietuvos ir Norvegijos, o skirtumai yra labai dideli, atsakomybė kitokia ir visa kita. Labai įdomu, sakykime, man pačiam pasidarė, kas bus, jeigu aš pradėsiu pasakoti grinai apie verslą, apie galimybės, ta prasme, apsirengsiu normaliai pačiose videose, darysiu ilgus pokalbius su verslininkais, rodysiu daiktus, prekes, pasakosiu plačiau, kas vyksta, kaip vyksta, kiek kainuoja, visa kita. Kad turinys būtų įdomus, kad turinys būtų informatyvus, ne tai, kad ten įsijungt namuose kamerą ir pašnekėt tam, kad pašnekėt. Daugiau to nenoriu. Noriu atrasti savo nišą pagaliau ir tiesiog vystyti verslą, nes vis tiek greitai bus 7 metai, kai jau viskas vyksta kaip ir yra viskas, bet neauga. Tai dėti tokį žingsnį tiek asmeniniam gyvenime, tiek YouTube kanale, tiek ir įmoniai, galbūt pavyks ir Instagrame, jeigu žmonės domėsis čia YouTube, galbūt tada galima bus ir Instagramą vystyti, kur dėti daugiau ten šortukų, reelsų kažkokių, tai pasakoti, kas vyksta, kaip vyksta.
Nes anksčiau kodėl nedėdavau daug video, tiesiog nieko nevyksta. Nu, ta prasme, aš sakau, kad noriu viduj, norėjau kurti kontentą vadinamą, kuris būtų informatyvus ir padėtų žmonėm apsispręsti dėl verslo, dėl ateities, dėl viso kito. Viduj labai norėjau atrasti savo nišą, bet jos neatrasdavau, bandžiau tą kalbėti, bandžiau pasipasakoti apie savo alkoholizmą, apie darbus Norvegijoje. Aišku, pokalbiai apie alkoholizmą asmeninį, kaip sirgau, ką įsigydžiau, kas buvo, apie gatvę gyvenimą ir visą kitą, sulaukė nemažai peržiūrų, taip pat apie darbą Norvegijoje sulaukė ten nemažai peržiūrų. Ir norėtųsi, kad kiekvieną laidą taip žiūrėtų ir kad būtų judesys, veiksmas, čia taip viskas. Ir tikriausiai tos peržiūros buvo ten, kur buvo įdėta daug darbo, kur buvo patirtis įdėta ne dėl reitingų, o dėl informatyvumo, dėl kažkokios temos paliestos. Ir noriu liesti temą apie verslą, kaip tas vyksta Norvegijoje. Ir paimti savo verslą ir padaryti jai nišą. Pagaliau atrasti nišą. Vakar duše nemiegojęs, galvojau, nueisiu šiltas dušas, padės užmigti ir einu į dušą, taip šovė mintis į galvą. Palauko, tai kodėl aš nepasakoju, nedarau iš to viso, ką turiu, ką kuriu, kaip dirbu, kaip ką, iš to viso padarytą kontentą ir įlysti į tą nišą. Taigi šiais metais matysim, kaip čia su tais video, dar šiais metais laukia pasveikimas. Pirmiausia, noriu pasveikti. Sausio 22 dieną einu į ligoninę, tirsiuos dėl vėžio, dėl kitų ligų. Žiūrėsim, kaip čia viskas einasi, kaip gaunasi. Galbūt greit dirbti pradėsiu, galbūt nepradėsiu dirbti. Kol kas esu biuletenį, išlaikomas valstybės, kaip sakant. Ir svarbiausia yra pasveikti. Tada kurti turinį, kurti laidas, kurti, galbūt sakau, dažniau ateiti čia čia yra viešoji biblioteka, kuri galite užsisakyti laiką, galite pasimti studiją, čia šone yra fotostudija su profesionalia įranga. Čia yra tokia įranga, kuri kainuoja 100 000 kronų arba 10 000 kronų. Tai yra rimti dalykai, rimti mikrofonai ir eiti, augti. Galbūt netgi šiandien eisiu pasižiūrėti, kiek kainuoja įsirengti namuose studiją su ekranu, su apšvietimu. Realiai man ko ir trūksta, tik tai apšvietimo, gero apšvietimo ir šiek tiek persistatyti baldus, persistatyti viską ir galima turėti tikrai neblogą studiją ir namuose, ir su geru garsu. Garsas yra, mikrofonas kabo, mikrofonai, visa kita. Čia galima pasijungti mikrofonus. Dabar aš jų nejungiu, nes nereikalinga. Man tiesiog čia galima podcastą, gal kažkada tai laivą padarysiu, matysiu. Tikrai yra planų daug ir kai buvo praėjusių metų gale, prieš savaitę, minčių uždaryti viską, tai tikrai galvojau, šiandien ateisiu padaryti čia tokį apibendrimą 2023 metų, bet kadangi vakar, sakau, šiąnakt šovė tokia mintis, įdomi mintis,
tai pradėsim daryti kažką rimtesnį. Buvo minčių daryti su automobilizmo tema, galbūt imti mašinas į tas drive'us ir pasakoti, bet aš nelabai nusimanau, bet galbūt ir bus, kartais paimsiu mašinas, kokias gal labai įdomų Tesla paimti, pabandyti, pavažinėti, papasakoti, kas ten per mašiną. Taigi šioje vietoje nutrūko video, kažkodėl tai tik tai 30 minučių galima filmuoti, nors paskui pasižiūrėjau, kad memory card yra pilna, o aš galvau, kad nutrūko, nes memory cardas buvo pilnas, bet pasirodo, tai yra kažkokia tai funkcija, kad pafilmuoja pusę valandos ir nutrūksta. Taigi ten norėjau pakalbėti apie tai, kad galvojau užsiimti automobilių temą, bet panašu, kad pati idėja, pati šio kanalo esmė buvo man po nosim, tiesiog galbūt reikėjo pribręsti. Taigi, ačiū Jums visiems, kas žiūrėjot, jeigu peržiūrėti iki čia, su naujais metais ir bėgsiu kažką tai kurti, įrašinėti ar galbūt užsakyti vėl studiją. Ar kažką sugalvoti, kad papasakoti apie patį verslą. Ačiū Jums labai. Tikiuosi susirašėt savo naujų metų rezoliucijas ir būtinai jas išpildysite. Iki greito ir sakau iki.